Jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkas, nuo dangaus nuplėšia debesų skaras. Saulės kamuolys plačiai palieja žemę, vepančias ir plūstančias ugnies upes. Marių vėjai man plastans purės, iš širdis į tolumas melsva žiūrės. Ji norėtų skrist tolyn, kur skrenda vėjas, apie mus čia buvusius kalbės. Medžio pumpurai pilki, kalbės nebyliai, aišis skleisis savo sugalvotais lapais. Ir toli aplinkui nertulingai kvepiančių stovėjuje ir saulėje visi keliai. Jis ateina nustarbėneš, jis ateina šniokšdamas per lygumas. Jis ateina nustarbėneš, jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkas. Kaip gyvenat? Žiauriai gerai. Antros dienos. Labai gerai išmiegojau, gaudėm pusę nakties vabalą vienam kambarį, Auslinda, kad neįlystų į ausį su vaikais, nes labai bijojo, o paskui naktį vienam pilvą gydė, masažavom, tai rytas ir labai geras, su nuotykiu. Kupins įspūdžių. O šiandien birželio 32 stovyklos dieną, programa labai gera ir baigėsi žaidimu Mafija. Žodžiu, gyvensim. Jis ateina nustarbėneš, jis ateina šniokšdamas per lygumas. Jis ateina nustarbėneš, jis ateina šniokšdamas per lygumas. Labą dieną visiems atvykusiems į stovyklą Marių. Marių vėjai šį kartą Drevernos ritmu. Todėl, kad Dreverna šiemet yra nepaprastas miestelis, nepaprasta gyvenvietė, o Dreverna yra paskelbta šiemet Lietuvos mažąja kultūros sostinė. Taigi labai daug renginių čia šiemet vyksta ir mes Laisvalaikio centras irgi labai daug renginių organizuojame Drevernoje. Ir būsime susipažinę gal daugiau su Neringa, sakau, su Drevernos, jos apylinkėm. Tai žodžiu, 6 dienos Drevernoj tikrai, manau, įsimins ir jos neprailgs. Ir kokia yra mano vidinė sielos ir išorinė būsena, tai yra neapsakomai nuostabu, nes į šią stovyklą įeina ir kūryba, ir judėjimas, ir atsipalaidavimas, ir džiaugsmas, ir ašaros, ir žygiai, ir gamta, ir vaikams sako daug savarankiškumo, ir susitvarkyti kambarius, atsinešti savo lėkštes, nusinešti, išmokti padėkoti. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi galėdama patirti šios stovyklos dvasią.
ir mano darbas po stovyklos yra susijęs su jaunimu, tai su jais tankiai sustinku ir mokyklose, ir vietovėse, į kurias važiuoju. Tai pasikalbam apie tas praeitas stovyklas, apie būsimas stovyklas. Tai jie papasakoja, sakykime, kokį pokytį atnešė viena ar kita stovykla. Papasakoja, klausia, kad laukia tų, sakykime, sekančių stovyklų. Tai yra ir stimulas tas stovyklas daryti, tose stovyklose tiek pačiam dalyvauti, tiek agituoti, kad vaikai patys atvažiuotų, jas visi sudalyvautų. Kad esu stovykloje, esu labai be galo laiminga ir esu laiminga, kad atradau labai puikų ryšį su savo būriu. Jis mažiausias, labai įvairus, mergaitės pykstasi su berniukais, berniukai su mergaitėm, bet labai smagu, kai 4 diena eina ir jie tarpusavį pradeda atrasti ryšį ir jie į tave žiūri jau su kitom akim, tave pažįsta, tave gerbia. Žinoma, kaip vadovas privalai iš karto nusistatyti taisyklės savo būry, brėžti tam tikras ribas, nes vaikai atėję į naują vietą bando tas ribas išbandyti kuo įvairesnės. O tu turi būti visada toks labai statiškas ir labai smagu, kai visą tai pavyksta ir atsiranda tada būrio bendrystė, kuomet dėl vieno bendro tikslo, tarkim, kad atgautų telefonus, kurių vaikai labai trokšta, arba nueitų į parduotuvę, vieni kitus pradeda kontroliuoti ir vadovauti, kad sustokim gražiai, bet taip kaip pirmom dienom reikėdavo prašaukti gerklę, kad to tikslo pasiekti tam tikrą kažkokią. Tai labai džiugina, kad domina veiklos vaikus, kad jiems gera čia būti. Ir dabar jau eina 4 diena ir nesinori, atrodo, išvažiuoti ir nesinori, kad viskas baigtųsi. Daugybė veiklų, tai praktiškai nuo ryto iki vakaro, tai vaikams iš tikrųjų yra ką veikti čia ir labai daug užsiėmimų. Aš manau, kad stovykloje svarbiausia sukurti ryšį su kiekvienu vaiku. Tai kuo daugiau bendrauti, klausinėti, kaip sekasi, tada užsimezga tas ryšys ir jie nori būti ir daugiau kažką veikti, o kai duodam kažkokių tai iššūkių stovyklai, irgi labai gerai, nes tie iššūkiai ugdo kiekvieno jaunuolio charakterį.
taikykit svarbiausia, kad daugiau lankstytumėtės. Tai va, va, aš taip galvoju, tu vis dėlto sakai, kad amžius, o patirtis su amžium, ne? Patirtis. Nu, aš galvoju, kad vis dėlto patirtis ateina ne tiek su amžium, kiek su aplinkybėm. Kuo daugiau šūdo paėdi, tuo turbūt gal kažkaip pasakyti daugiau gali, nes tai gal priverčia kažkaip, žinai, mąstyti, o to matyti tą pasaulį iš šono, žinai, ir... Šiandieną mes keliausime nuostabią kelionę per Svencelės mišką į dingusius Svencelės mišką buvusį kaimą, tai yra Gaisius. Keliausime prie Gelžinio kanalo, nuo kurio pasikėlę į medžiotojų bokštelį matysime marias. Na ir manau, kad su nuotaika sugrįšime atgal. Vykstate į amžiaus žygį. Vykstu, bet... Kur veža, ten, ne? Ten ir, jo, kur veža? Daugiau nežinot. Kelionė vėl. Kaip mes iškrisim? Mes neiškrisim, nešokinėsim. Į dvi eilės išsirikiuokim. Stovėjo ir saulėje visi keliai. Marių vėjai man plazdens būrens ir širdis į tolumas melsvas žiūrės. Či norėtų skrist tolyn, kur skrenda vėjas. Apie mus čia buvusius kalbės. Marių vėjai man plazdens būrens ir širdis į tolumas melsvas žiūrės. Či norėtų skrist tolyn, kur skrenda vėjas. Apie mus čia buvusius kalbės.